Mano vardas Simas ir aš noriu pasiūlyti tau šią vasarą užbaigti su trenksmu, tikrai to žodžio prasme. Tai reikia tik šį savaitgalį atvykti į Kauną, kur vyks naujas slemo ir sakytinės poezijos festivalis Trenksmas. Nežinai, kas yra slemas, ogi poezijos varžytuvės, nepaklūstančios nuobodžiam poezijos skaitimo tonui. Tai laisva vieta išreikšti save su keliomis taisyklėmis. Slemo ištakos siekia 800 metus Amerika Čikaga, bet Lietuvoje slemas jau vyksta gerą 10-metį įvairiose miestuose. Slemas yra visiems, nesvarbu ar turi išleidęs 20 autorinių knygų, ar kartais savo poemą susirašai notesuose, jame dalyvauti gali bet kas. Nori skaityti iš telefono, prašom, nori paskaityti poemą savo eksui, prašom, nori atsigulti ir rėkti, taip pat galima. Slemas visiems. Tadgi kas tavęs laukia festivalio metu? 3 dienoms Kaune susiburs faini jauni kūrybingi žmonės, kurie dalyvaus įvairiose diskusijose, paskaitose ir rašymo dirbtuvėse. Svarbiausia tai, kad festivalio metu mes susirinksime nugalėtoją, kuris atstovaus Lietuvą Europos slemo čempionate Berlyne. Taip pat laukia slemo legendos Mesijaus live koncertas. Tad jei dar tavęs neįtikinau, galiu paminėti tai, kad visus užsiregistravusius dalyvius pasitiks festivalio ir partnerių dovanos. O jeigu dar neįtikinau, tai siūlau patikėti, nes slemas faina, menas faina, taip pat faina būti ant scenos arba prie jos. Iki.